ar paprastas žmogus gali sužinoti pats, kad jis turi gyduolio savybių ir kaip jam tai padaryti, o paskui, kai jau sužinai, pavyzdžiui, kad tu esi healeris, kaip sužinoti, ar tu gerai dirbi savo darbą? Tai tas gerai dirbi, tai yra visada reikia, aš irgi kaip pradžioj mokiausi, tai buvo visada klausimas, ar gerai. Ir reikia labai pasitikėti, kad gerai darai. Vat kaip tiki ir pasitikė, tada atveria dar daugiau. O kaip dabar jausmiškai, vat ką turi žmogus jausti. Tai kai darom tą meditaciją, atsigulus pavyzdys ar ne, tada tas žmogus, kuris turi itin stiprų jautrumą energijoms, jis gali jausti, kad jo veidu bėgioja vabaliukai. Tiesiog va tokie vabaliukai, ne? Kai tu darai meditaciją, matom, kad jau vabaliukai. Atsidarys po truputį aiškia girdystė, tai gali tokį lyg siūlą jausti, toks jausmas, kad traukinėja siūlą per ausis, nes tada jau būtent atsidaro ta aiškia girdystė. Ir tada būna, kad viena ausis, pavyzdžiui, girdi tą tokį 5 dažnio cypimą, tas zzz, ne, kai sako daugelis žmonių, kad man reikia pas ausų daktarą. Čia ne tai. Čia yra tai, kad jau pakito sąmonė, prasiplėtė sąmonė ir dabar pradedi girdėti tą aukštesnį dažnį. Tas zzz, ir prie spausdintuvo, ypač priejus, prie technikos priejus, zzz, viena ausis būna atsikimšus, o kita ne, tai tada gali naktį ją atkimšinėti. Tada taip pat gali kas darytis, man, pavyzdžiui, kas darosi. Kadangi mano yra stipriausias, tai yra balsas. Stipriausias balsas, tai yra būtent likimas yra perrašomas balsu. Balsų yra, visose sesijose yra stipriausia dalis, tai yra balso dalis. Tai yra būtent atrišami yra sieliniai mazgai, keičiamas žmonių likimas. Tai man prieš kiekvieną sesiją pradžioje būdavo labai keista, kokias pirmas sesijas būdavo labai keista, nes galvodavau, kad čia sutapimas. Pirmiausia, bėgdavau vaistų ieškot, nes ant liežuvio tokie taškučiai lyg spuogai. Tas liežuvis labai skaudėdavo. Kai padarai sesiją, viskas praeina. Žiūrės, jeigu ateina ta didžioji sesija, kas trunka 1,5 valandą, 2,5, 3 valandas, tai yra, kai būtent aktyvacija pasileis per balsą, kažkiek laiko prieš yra labai skaudus liežuvis. Toliau, man kas būdavo pradžioj, bet pradžioj būdavo nejauku, aš iš savo patirties pasakoju, gal žmonėm bus taip pat, pradžioj būdavo nejauku, tai yra, kai tu darai meditaciją, tau jausmas lyg kažkas stovi šalia. Tu jauti, kad kažkas stovi. O stovi kas? Stovi labai paprasta. Visi tie, kas miršta, tai yra seneliai, proseneliai, taip toliau, jie nueina į angelų sargus. Ir jie ir stovi. Tai nereikia baimintis, kad jauti, kad kažkas stovi. Ne, viskas čia yra gerai, tiesiog stovi tavo, tas viršutinis, ta angelų falanga, o tu tokį kaip matai, kad angelai, ne, angelų falanga, o tas stipriausias angelas, kurio yra didžiausias sparnai, tai yra būtent ateina iš giminės. Tai būtent giminės palaikymas yra stipriausias. Ir pradžio man kas būdavo, tai būdavo baisu pradžioj, bet po to jau pripratau, tai yra šviesos išsijunginėjimas. Kai darai meditaciją, visada išsijungia šviesa. Išsijungia, nes tai pasiduoda energija, tiesiog per energiją eina. Tai pradžioj būdavo baisu, o po to pripratau.